Dar vis girdžiu labai man skausmingą temą, man artimą temą, kada moteris jaunos 20-metės ir 30-metės parašo: nejaučiu savo kūno, nenoriu mylėtis, nors turiu partnerį, bet aš jaučiu numirusi, kas su manim negerai, kas ar su mano galva negerai. Tai ateina iš tos desperacinės būsenos, kas man ne taip. Kada visur aplinkoje, medijoje, orgazmai kalbama, rodoma, ar ne. Ir tas vidinis malonumo jungimas ateina dažniausiai sunkiau. Moteris vis daugiau patiria tik tais klitorinį orgazmą, nepatiria tų gilesnių. Ir man atrodo, paraleliai tai labai stipriai susiję, kaip mes gyvenam šį gyvenimą. Daug yra greičio. Daug yra darbo tik proto lygyje, kūno neįjungiam. Visas tas gyvenimas toks paviršutiniškas ir greitas mumis kasdien išmuša iš to ryšio su mūsų erotiniu kūnu. Dar pridėkime mūsų praeitį. Jeigu buvo praeitį kažkokia trauma, gal buvo aplinka, kuri sakė, seksas negerai, emocijos negerai, erotiškumas negerai, galbūt buvo religija. Viskas sistemingai mus atitraukinėjo nuo mūsų kūno ir nuo mūsų pojūčių. Ir kažkaip tikėtis vieną dieną atėjus 30 ir tai būti atsivėrus, tai yra neįmanoma, nes sistemingai ėjom lik atsijungimo. Tai dabar turim sistemingai, ir tas žodis sistemingai svarbu, sugrįžti į savo kūną. Elementarias praktikas pradėti mažiausia šiandien, kad atkurti savo seksualumą. Pridedu prie šito video, jeigu nori išbandyti. Einant iki gilesnių praktikų, kaip savimasažas, kaip masažas, tantrinis masažas su savo partneriu, tai yra visi tie žingsniai, kurie sugrąžins tau erotiškumą, seksualumą, ryšį su partneriu, ryšį su savo kūnu ir visi tie įrankiai, nes dar aspektas yra, niekas nemokina mus apie seksą. Mes net nežinom, kur pradėti ir kaip eiti. Pornas didžiausias yra rodiklis, bet tai yra taip netikra, ten performances yra, ten nėra apie pojūčius, viskas yra apsimestina ir sufeikinta. Mes norim to tikrojo ryšio, to tikrojo orgazmo, to tikrojo malonumo. Ir kai kūnas to gauna, jis dar labiau tau padovanoja didesnių orgazmų ir daugiau tų pojūčių. Tai toks užburtas ratas, jeigu nėra, tu ir negauni. Žinai, kai nėra vyro absoliučiai, jų ir nėra. Tik atsiranda vienas, atsiranda du. Lygiai tas pats ir su orgazmas. Tai jeigu atsiranda tas klitorinis, pradėk nuo to. Ženk tada giliau. Bet sukultivuoti, sukurti tą patirtį, kada tau malonu yra būti ryšyje su savo kūnu, liesti savo kūną, nesvarbu, nebūtinai ir intymiai, bet tas lietimas, tas ryšys. Per tai galim ir išsigydyti, ir įjungti savo pilnavertišką potencialą. Seksualumas nesustoja vien ties lova. Iš tikrųjų, jeigu pastatysi pasitikėjimą savim lovoje, pastatai pasitikėjimą ir savo gyvenime, savo karjeroje. Tai svarbia žinutė yra, kad žinok, kad nieko su tavim nėra. 99,9% su moterim biologiškai nieko nėra blogo. Viskas yra veikia gerai. Tiesiog psichologiškai padirbėti, atstatyti ryšius su savo kūnu, išsiaiškinti, kokios priežastys buvo, kodėl tai pametei. Ir žengti link tų gilesnių praktikų. Nesi sulaužyta, nesi kažkokia ne ta, ar brokuota, ar dar kažko. Viskas yra gerai. Tiesiog tai yra procesas ir nusistatyk, pasiruošk kantrybės tam atradimui ir patikrinu tave, kad tai yra verta investuoti į savo kūną, kaip moteriai, kaip vyrui. Net jeigu ne dėl partnerio, tai dėl savęs. Įjungsi savo žibėjimą, energetiką, pasitikėjimą ir kodėl tai neišnaudoti, kodėl nepatirti malonumo dėl savęs, net nemąstant apie savo partnerį. Malonumas partneriui bus jau ta vyšnė ant torto. Taigi labai kviečiu šitas moteris ypatingai žengti to tabų dar po kol kas apgaubtą temą ir atrasti. Ir noriu palinkėti kantrybės,
Nes kai yra absoliuti nejautra, atrodo pasimetimas yra, nežinom, kur kreiptis ir neiti. Mano istorija tokia pats. Aš taip pat toj buvau vietoj, man buvo jau 30 virš metų ir atrodė neįmanoma išspręsti. Įsivaizduoju, kad kažkas yra ne taip. Ir tantrinio masažo pagalba ir tantrinių praktikų kasdienybėje pagalba atradau vėl tą ryšį su kūnu. Ir kai tą energetiką statai ir nieko neišeina, atrodo, man neįmanoma, aš ta, kuri man neišeis. Patikėkit, man netėjo tai lengvai, man užėmė 3 mėnesius ir aš gyvenau tantriniai saloj, Kopangane, Tailande, kur ta visa aplinka tiesiog tuo gyveno ir aš tuo metu nedirbau. Įsivaizduokit, jeigu turit ir darbą, ir dar aplinką, kuri apie tai nekalba ir nepriima, to yra dar sudėtingiau, tai skirkit daugiau laiko. Bet patikėkit, tai įmanoma ir kai atsiveria tas, kaip užtvanka, žinai, kai būna uždaryta ir kai atsiveria, įsijungia kitokios gyvenimo spalvos, požiūris, kaifas gyvenimo, magnetiškumas, tiesiog visas ištirpsti savyje, savo jausmuose. Tai yra be galo galinga patirtis ir viską keičianti. Tada autentiškiau pradėti gyventi, pradėti save labiau mylėti ir kurti gyvenimą kitaip. Atsiveria talentų kai kuriems žmonėms, tie, kurie net nežinojo, kad turi. Tai va, tai man ta tema artima ir aš žinau, kad gali išspręsti, jeigu įdėsi darbo. Reikia 2 žingsnių. 1 teisingų praktikų. Ir 2 yra tavo kantrybės, nes tai gali būti negreita kelionė ir viskas šio gyvenime pas mus socialiniai tinklai, visi moko viską labai greitai, mes norim labai greitų rezultatų, čia nebus, bet nepasiduok ant savęs. Jeigu pasiduodi, susirask coacherį, susirask žmogų, kuris tau padės. Jeigu gali sau tai leisti, investuok į individualią praktiką, jeigu ne, investuok į kursą. Jeigu pilno kurso negali, išbandyk mini kursą. Visi kursai pridėti prie šito video, imkis veiksmo dėl savęs. Pamatysi, kaip išspręsi ir viskas pasikeis. Linkiu daug kantrybės ir sėkmės, malonumo kelionėje. Iki, viskas bus gerai.